Aikštės šeimininkai, tauragiečiai, raudonai juodais marškinėliais vilki, jų svečiai, Kauno rajono Garliava. Varžovams greičiausiai ilgas perdavimas į baudos aikštelę seks. Karolis Gvildys prie atšokusio kamulio pirmas, čia pat Lymingų smūgis, dar vienas Lymingų smūgis ir šalia Virpsto. Jo perdavimas ir šūvis į vartus. Dar vienas smūgis, bet žvaigždžių dienos renginys Jonavoje rugsėjo 7 dieną. Čia Aurimas Raginis, šansas jam, smūgis į vartus ir šiaip netaip atsimuša dabar svečiai. Šoninės linijos atitenka jis tauragiškiams, čia pat perdavimas ir ojojoj, koks grėsmingas epizodas ten suspėjo praktiškai prie šoninės linijos prie kamulio garliaviečiai ir kamulį išsaugo. Čepkausko perdavimas, o čia jau grėsmingas epizodas ir šiame mače perdavimas į baudos aikštelę, ten kova dėl kamulio. Lukas Čepkauskas, vienas žemiausių žaidėjų, galva pamuša kamulį. Smūgis į vartus ir išplėšia pergalę Tauragės Tauras jau per pridėtą laiką. Tai taip, o kasgi muša įvartį? Ogi mano minėtas vidurio gynėjas Mbele Okala Varane, Tauragės Varanas, kad jaučia jie milžinišką laiko deficitą ir štai Tauragės Tauras triumfuoja 1-0 prieš Garliavą. Tauragiškiai įsirašo 30-ąjį tašką ir pasiveja 5-oje vietoje esantį Kėdainių Nevėžį.